Sveiki visi būsimieji žaidimų mėgėjai. Mes šiandieną žaidžiame žaidimą susijusiu su pasauliniu karu. Tai yra World of Tanks. Su manimi kartu šiandieną bus Tomas ir Povilas. Sveiki visi. Sveiki visi. Taigi, aš apžvelgsiu pagrindinį žaidimo langą, kuriame jūs matote yra garažas, sandėlys, parduotuvė, pasiekimai, tobulinimai ir kareivinės. Viskas yra pas mane lietuvių kalba, galite tai nusistatyti, jeigu jums tai patinka, arba angliškai, jeigu ne. Gerai, pirmas dalykas būtų garažas. Tai jūsų tankų talpykla, kur galite savo tankus pasirinkti, apžiūrėti juos, servisą, visą išklotinę kaip tankas, ką atrodo, ką turi, kokia jo stiprybė, kokia silpnybė. Po to eina kareivinės. Pradėsim nuo kito galo, savaime aišku. Tai va, yra kareivinės. Čia jūs turite savo įgulą. Kiekvienam tankui reikalinga įgula, vadas ir panašiai. Čia jie parašyta jų ištobulinimai, kokie jų privalumai, ką jie daro. Galite vienu metu patalpinti 16 kareivių į kareivinės, ne į tankus. Tai tankus ir kareivinės yra atskiri. Sekantis, tai yra tobulinimas. Yra 4 tautos ir kiekviena turi savo atskirus tankus. Tai pavyzdžiui, rusai turi 4 įsišakojimus nuo pirmo levelio tanko. Aš esu, kaip matot, pasirinkęs šį įsišakojimą, kaip einu tiesiai link pačio stipriausio tanko, kuris yra 10 lygio. Po to yra dar vienas labai įdomus dalykas – pasiekimai. Galite susirinkti medalių, už kuriuos jūs gaunate papildomų taškų, kreditų ir patirties taškų. Už patirties taškus jūs turite pirkti tobulinimus. Štai pas mane parašyta 3811 patirties, už ką galite išrasti naujus ginklus, naujus tankus, šarvus, vėžes ir taip toliau. Viršui matote kreditus, tai čia yra auksas. Auksas yra kaip ir donatorių pinigai, tai pas mane jų 0 kol kas, tikėkimės taip ir liks. Sekantis yra kreditai, tai už ką jūs perkate viską. Viską, kas susijęs su žaidimu, nededant pinigų į jį. Ir konvertuojama patirtis, tai tarkim, jeigu norite ką nors susirasti, pavyzdžiui, mano atveju, kas nors kainuotų 4200 ir man kartu susidėtų ir šita patirtis, ir paprasta patirtis, ir man tas dalykas išeitų. Aišku, jūs jos gaunate daug mažiau, bet vis tiek gaunate. Tai gerai, kaip ir bandysime žaisti. Mes turime susikūrę jau būrį, esame visi prisijungę. Tai ką, pradėkime. Nu ką, visi pasiruošę? Atrodo taip. Tada gerai, aš startinu į mūšį. Tai Nu ką? Galėtų papasakot kas kitas. Na taip, jo. Gerai, nu ką, aš pradėsiu dabar. Kaip matote, mes pradedam mūšį. Šiuo momentu išmesta yra 15 prieš 15 tankų. Ir šiuo momentu yra pas mūsų vyroje 3, 4 ir 5 tiero, tai yra grupės tankai. Nu ir mes pradėsim duosiu biškį poveikį pakalbėti. Taip, sveiki visi dar kartą. Ir kaip matau, šį kartą mes visi 3 atstovaujam medium tankams. Tai tokia rūšis, kaip yra light tankai, medium tankai, heavy tankai, tank destroyeriai ir artilerijos. Taip, tai medium tankų patirtis užduotis yra atidengti priešų tankus tokie. Jie yra kaip skautai. Medium ir light tankai yra manevringiausi, turi turėti didžiausią greitį, bet jie yra mažiausiai šarvuoti ir priešam daro mažiausiai žalos, nes jų pabūklai yra silpniausia. Ir jų užduotis yra atidengti priešų tankus, kad kiti mūsų komandos nariai, pavyzdžiui, tokie kaip artilerijos ar tank destroyeriai, iš toli juos galėtų užmušti. Medium tankam svarbiausia, kaip ir minėjau, yra manevringumas ir greitis, todėl netgi patartina tobulinti pirmiausia ne ginklus, bet vikšrus ir variklį, kad jie galėtų greičiau judėti. Ir kiekvienų medium tankų statistika skiriasi pagal jų tierą. Pavyzdžiui, 4 tiero medium tankai, jie yra tokie, kad turi nemažai šarvų. Ir jų pagrindinė užduotis net yra ne tik kiek šaudyti tanką, bet taranuoti
priešų light tankus bei artilerijas, kurios yra mažiausiai šarvuotos ir taranuodamas galėtų jas daugiausiai jom žalos padaryti. Taip, tai ką, pradedam žaidimą. Nu ką, pasivėžinsim smagiai, aišku, jau mus šaudo, bus sunku išvengti. Nu ir ką aš norėčiau dar pridurti apie medium tankus. Matot, medium tankai tai yra, kaip sakant, kaip ir sakė Povilas, tai yra light ir tam tikros porūšės derinys, skirti kaip ir skautinių visiems kitiems. Tai čia viskas buvo grinai pagrįsta palei karo atveju, kai karo metu lightai vyravo, nes tiesiog buvo labai mažas armoras, šarvai, bet juos galėjo prašauti pėstininkai. Tam tikrais ginklas. Dėl to ir sukūrė medium tankai, kurie buvo atsvara tam ir karui, ir skautinimui, ir visiems kitiems. Nu ką, važiuojam pakovot. Kas man sekasi prastai, mane labai apšaudė, pažeidė vikšrą. Mano tanko greitis sulėtėjo, kadangi vikšras yra pažeistas. Nu taip. Bet aš vis dar gyvas ir į mane nusitaikė heavy tankas ir mane užmušė. Man irgi vikšrai numušė. Man rodo, štai ir man bus blogai, nes išlindau, kur nereikėjo. Oi, aš labai negeroj situacijai, mane irgi taikosi tie patys tankai, kurie nušojo Povilą. Taip, čia kaip sakant, reikia laikytis taktikų. Jei išvažiuosi į atvirą lauką, tai esi gyva mėsa, kuri tave tiesiog priešai suvalgys. Reikia slapstytis, reikia tavo akmenys ir įvairios kalvos, namai tavo yra patys geriausi draugai, nes už jų gali pasislėpti, priešai tave nepataikytų. Dar yra įdomu, kad virsta visokie medžiai, namai lūžta, sprogsta ir taip toliau. Ja. Nesnai buvo naujas patchas, kur padarė, jog būtų galima nuvažiuoti nuo kalnų, seniau nuo kalno neleisdavo nuvažiuoti. Tai dabar jeigu nuvažiuoji nuo statesnio kalno ar aukštesnio tanko kažkaip nukrenti, tai gali irgi susižeisti tanką, vikšras gali trūkti. Tik tas yra, kad visos detalės, kurios būna sugadintos, kažkiek laiko automatiškai pasitaiso. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu būna numuštas vikšras, tai tada automatiškai, kai jis pasitaiso, tu esi lėtesnis. Va, dabar aš kaip tik esu praradęs vikšrą. Negaliu išsutvarkyti. O, matau, jau susitaisė. Tačiau dabar tu iš karto esi lėtesnis. Taranavau priešininką tanką. Ja. Kaip ir minėjau, kad šitie medium tankai gali gerai taranuoti ir tu į taranuodamas nuėmė jam gan nemažai gyvybės. Beros ir užmušė, ar ne? Užmušė. Ir turbūt gausiu pasiekimą kažko. Kaip ir sakiau, mes tuoj laimėsim, nes jau oponentą paliko vienas tankas ir užiminėjom jau bazę. Iš 15 mūsiškių užmušiau 14 tankų, o mūsų komandoje tik 5 užmušti. Taip, ir okupuoja bazę, ne mūsiškiai tik matau. Taip, tikrai buvo smagus pasivažinėjimas, aišku, biškutėlį engagino oponentai stipriai mūsų žemė ir mūsų flukų kai kurios. Aišku, mes kaip skautai važiavom biškį į priekį, nieks nesugebėjo mūsų užpakaliukų pridengti. Taip, kad galėtų atsišauti. Na, bet mes atlikom savo darbą, atidengėm didžiąją dalį priešų tankų, kad mūsų artilerijos galėtų juos numušti ir ką. Laimėjom šį mačą. Pergalė. Pergalė. Šaunuolė. Štai gavau kamikadzės šitą pasiekimą. Jo, čia turbūt, kad taranavai jį. Jo, ir užmusiu. Taip, ir va, išmetė lentelę gale mečo, kur parašo, kiek tu gavai pinigų, kiek gavai patirties taškų, rodo, kokius tankus sužeidėjai, užmušiai, kokius atidengėjai. Šiuo atveju atidengėjau 3 tankus. Ir toliau galima pažiūrėti komandos rezultatą, galima išsamų savo paties rezultatą apžiūrėti. Ir čia tokia kaip suvestinė. Tai gerai, buvo smagus pažaidimas. Tikėkimės, patiko. Komentuokit, laikinkit, subscribinkit. Ir tapk vienu žaidimo mėgėjų šiandieną. Sakykit, kokių norėtumėt naujovių sužinoti apie tankus, ką patys žinosim, pasakysim, patarsim. Vėliau žaisim su didesnio tiero tankais, jų savybės vėlgi skirsis, bandysim kiekvieną atskirai aptarti. Ir tikrai bus visiems įdomu, nes tiesiog junkitės prie mūsų, mes parodysim, ko tikrai kartais ne kiekvienas gali, nes visa kita gida ir visa kita yra sugalvojami kažko, kuris daugiau žaidžia ir taip toliau.
Ačiū, kad mus žiūrėjote ir iki greito. Iki susitikimų. Iki.